Sveiki mano draugai, tikėjimo broliai ir sesės, mano giminės, žmonės, kuriuo aš nepažįstu, žiūri šitą mano įrašą. Su penktadienio saulėlydžiu atėjo šeštadienis, Dievo palaimintas 7 savaitės diena, diena, kurią Kūrėjas palaimino šio pasaulio kūrime. Kas nežinote, tai pagal Dievo laiką para prasideda nuo saulėlydžio ir tęsiasi iki kito saulėlydžio, ne nuo 00 valandų. Taip tariant, nuo saulėlydžio iki saulėlydžio. Sveikinu visus su šia nuostabia Dievo palaiminta diena, būkite Dievo artume ir jo palaimoje. O šiandien toliau tęsiu Dievo žinią pasauliui ir noriu jums paskelbti kito angelo žinią. Žinia yra labai svarbi, nes jinai žymi, patvirtina tiksliau antrojo angelo žinią ir šiek tiek išplečia. Supratusias abi, geriau suprasite ir trečiojo angelo žinią, kuri žymi ribą, ties kuria turės atsistoti kiekvienas žemės gyventojas, kiekvienas žmogus ir padaryti savo apsisprendimą. Nuo kiekvieno padaryto apsisprendimo priklausys kiekvieno likimas. Žinios yra labai svarbios. Kad paskelbti kito angelo žinią, aš norėsiu apibendrinti visas 3 angelų žinias, kurias skelbiau 1, 2 ir 3 savo įrašų dalyse. Remiuosi Dievo žodžiu, Biblija, apreiškimo Jonui 14 skyrių, nuo 6 iki 11 eilutės. Ir kas manęs neklausė 1 dalyje, tai šias žinias mums užrašė apaštalas Jonas, Jėzaus Kristaus mokinys. Jisai matė Jėzaus Kristaus kelią, jo stebuklus, matė mirtį ir prisikėlimą ir buvo apdovanotas šventąja dvasia, skleidė Dievo žodį žmonėms. Tęsė Jėzaus Kristaus darbą. O ir už tą darbą jisai buvo nuteistas ir įkalintas Patmos saloje, tiksliau izoliuotas nuo žmonių, kad neskleistų Dievo žodžio. Ir Patmos saloje jį aplankė Dievas ir davė apreiškimą apie jo teismo dieną. Ir savo apreiškime matė 3 angelus, kurie siuntė mums mūsų kartai žinią. Ir tą žinią jis užrašė savo knygoje, apreiškimo Jonui knygoje. Tai va, reiškia, 1 savo įrašų dalyje aš skelbiau 1 angelo žinią. Ir ši žinia yra padalinta į 2 dalis. Tai skaitysiu 1 dalį, komentuosiu toliau kitą dalį, prieisiu prie kitų angelų ir pačiame gale paskaitysiu kito angelo žinią. Ir aš pamačiau kitą angelą, lekiantį dangaus viduriu, turinti paskelbti žemės gyventojams, visoms tautoms, gentims, kalboms ir žmonėms amžinąją evangeliją. Tai yra 1 angelo žinios dalis, kuri skelbia, kad Dievas visame pasaulyje, visomis kalbomis, visom tautom ir gentim paskelbė Dievo žodį, Bibliją. 1798 metais Napoleono generolas Berthier nuvertė Romos popiežijos valdžią. Romos popiežijos valdžia viešpatavo Europoje net 1260 metų, jinai turėjo politinę, religinę ir ekonominę valdžią. Kadangi Dievo žodis Biblija prieštaravo jos visai įvestai religiniai sistemai ir jos mokymai, jie Dievo žodį Bibliją buvo uždraudę, neleido žmonėms skaityti ir jos turėti. Ir žmonės, kurie turėjo tą knygą, rizikavo netekti savo namų, būti įkalinti į kalėjimus, o tie dar, kurie skleidė tą Dievo žodį, tikrąjį, kuris yra užrašytas Dievo žodyje, juos visus baudė. Ir taip tame visame laikotarpyje gimė protestantizmas, protestantai, kurie vadovavosi Dievo žodžiu ir kovojo prieš tą visą klaidžiamokslį, kurį skleidė Romos bažnyčia. Ir turėdama savo politinę ir ekonominę ir religinę valdžią, Romos popiežija juos persekiojo. Reiškia, jie buvo kalinami kalėjimuose, paskelbiami už įstatymo ribų, turėdavo palikti savo gyvenamas vietas, savo šalis, ieškoti prieglobsčio kitose šalise. Kitus, kurie rimčiau skleisdavo žodį, įkalindavo arba degindavo ant laužų, kirsdavo jiems galvas, buvo tikrai juodas laikotarpis. Ir kada buvo nuversta Romos popiežijos valdžia, į žemę atėjo šviesa. Būtent po 1798 metų Biblija buvo spausdinama įvairiomis pasaulio kalbomis ir žmonėms tapo prieinama. O mūsų laikė jau Dievas davė patį greičiausią informacijos sklaidą internetą. Mes kiekvienas galime atsisiųsti šią knygą į telefoną, į savo kompiuterį ir skaityti arba nueiti į bet kurį knygyną ir ją susirasti.
Tai Dievas savo žinią paskleidė. Ir čia yra svarbu suprasti, kodėl paskelbė Dievas šitą žinią, kodėl tai yra labai svarbu. Tai apie tai praneš būtent ta kita angelo skelbiama dalis. Ir jis šaukė galingų balsų: bijokite Dievo ir atiduokite jam pagarbą, nes atėjo jo teismo valanda. Nuolankiai pašlovinkite dangaus ir žemės, jūros ir vandens šaltinių sutvėrėją. Vat ir yra paskelbiama, kad atėjo Dievo teismas. Teismas prasidėjo pagal Dievo žodį, teismas prasidėjo 1844 metais ir šitas teismo procesas jau tęsiasi 181 metus, nes mes jau įkopėme 2025 metus. Tai jau gan ilgas laikas vyksta ir yra atvertos mūsų visų gyvųjų ir mirusių bylos, sprendžiasi kiekvieno žmogaus likimas. Ir laimingas yra tas žmogus, kuris dabar girdi šią žinią ir gali pakeisti savo gyvenimą, susitaikyti su Dievu, kaip ragina pats angelas: bijokite Dievo, atiduokite jam pagarbą, nuolankiai pašlovinkite dangaus ir žemės, jūros ir vandens šaltinių sutvėrėją, paimkite Dievo žodį, nes jisai yra paskleistas visame pasaulyje, skaitykite, sukurkite ryšį su Dievu ir pasukite savo gyvenimo taką Dievo keliu. Ir tai yra vienintelis išgelbėjimas, nes kitas kelias veda į pražūtį žmogų. Tai vat, šitą angelo žinia ir skelbia, kad Dievo žodis buvo paskleitas po visą pasaulį, nes prasidėjo Dievo teismas ir atvertos visų gyvųjų ir mirusių bylos. Tačiau tame pačiame laikotarpyje, kada jau pasklido Dievo žodis ir prasidėjo teismas, šėtonas taip pat nebuvo rankų sudėjęs. Po 1844 metų žemėje pasklido visi izmai. Tai komunizmas, socializmas, kapitalizmas, liberalizmas, budizmas, hinduizmas ir visi kiti izmai. Taip pat šėtonas pasiuntė savo klaidinančius pranašus. Tai toksai buvo kaip Karlas Marksas, Friedrichas Nyčė, Zigmundas Freudas. Paskui atėjo Darvinas, kuris paskelbė, kad visam pasauliu, kad Dievo nėra, pasaulis susikūrė didžiojo sprogimo momentu. Ir žmogus yra išsivystęs iš beždžionės, nėra kažkieno sukurtas. Ir ta visa propaganda, kurią jisai skelbė, tai davė savo vaisių. Kaip jisai tai darė, nes kada buvo nuversta Romos popiežijos valdžia, tos visos organizacijos, kurios buvo Romos popiežijoje, tie visi ordinai, jie turėjo slapti ordinai, jie turėjo labai didelės įtakas ir jų rankomis šėtonas visą tai darė, sukėlė netgi 2 pasaulinius karus. Ir po tų karų gimė labai daug įvairių babelių, kiekvienai žmonių grupiai buvo jinai sukurta, religinė, ekonominė, politinė sistema. Tai mes matom Kiniją, Šiaurės Koreją, Tarybų sąjunga buvusi, Europą ir visa kita. Ne? Kiekviena babelė turėjo savo religinę sistemą, kaip pavyzdžiui, Tarybų sąjungai buvo ateizmas. Ne? Kinijoje ten kiti dalykai, Indijoje hinduizmas, budizmas ir visa kita. Tai buvo sujauktos žmonių smegenis tam, kad žmonės netverstų Dievo žodžio. Ir jam gan gerai pavyko, nes didžioji dauguma yra paklydime, neskaito Dievo žodžio ir nežino, kas iš tikrųjų vyksta pasaulyje. Antroje dalyje aš skelbiau antrojo angelo žinią, kuris skelbė: paskui jį skrido antras angelas, kuris šaukė: krito, krito didžioji Babelė, kuris savo paleistuvingo įniršio vynu apgirdė visas tautas. Čia yra skelbiama, kad didžiojoje Babelė, tai yra globali religinė, politinė, ekonominė sistema pasaulyje, krito religinė sistema. Būtent religinė sistema visame pasaulyje nesivadovauja Dievo žodžiu. Apie tai šitas angelas ir praneša, ir šitą žinią reikia būtinai suklusti. Nes yra ir pakeisti Dievo įsakymai, ir pakeistas labai pats supratimas Dievo ir iškreiptas į pačią krikščionybę, į pagonybės visos tradicijos. Ir tą visą dalyką reikia suprasti, bet suprasite tik tada, kada atversite Dievo žodį. Ir būtent angelas tai ir pranešė, kad krito būtent religinė sistema pasaulyje, kuri nesivadovauja Dievo žodžiu. Trečioje dalyje aš skelbiau trečiojo angelo žinią, kuris skelbė:
Ir dar trečias angelas lydėjo juos šaukdamas skardžiu balsu, kas garbina žvėrį ir jo atvaizdą ir priima ant savo kaktos ar ant rankos jo ženklą, tas turės gerti Dievo įniršio vyno įpilto ir net miešto jo rūstybės taurėje ir bus kankinamas ugnimi ir siera, šventųjų angelų ir avinėlių akise. Jų kentėjimo dūmai rūks per amžius ir jie neturės atilsio nei dieną, nei naktį, tie, kurie garbina žvėrį bei jo atvaizdą ir ima jo vardo ženklą. Tai yra labai ta svarbi žinia tokia, kuri žymi ribą, ties kurią mes visi stovėsime ir darysime apsisprendimą. Priimti Dievo žodį, tą žvėries ženklą ir tą žvėries atvaizdą ir patį žvėrį, ar vis dėlto skaityti Dievo žodį ir būti Dievo artume ir atsisakyti visos tos sistemos. Nuo to priklausys, kas priims žvėries ženklą, jo atvaizdą ir pagarbins žvėrį, užsitrauks Dievo rūstybę, kaip čia yra parašyta. Čia reikėtų išsiaiškinti, kas yra tas žvėris, žvėries atvaizdas ir žvėries ženklas. Žvėries atvaizdas tai yra religinė, politinė, ekonominė sistema, kuri jau yra susikūrusi ir mes esame jau šiek tiek ją pajautę per COVID-19, kada buvo priverstinė vakcinacija daroma visam pasaulyje. Tai mes matome jos maštabus, jos dydį, tos visos žvėries atvaizdo. Visai nėra savęs atskleidęs, tik tai mes matome dar fragmentus. Tai priverstinė vakcinacija buvo Australijoje, Amerikoje, Kanadoje, Anglijoje, Europoje, Rusijoje, Kinijoje, visur. Ir mes pamatėme tą visą blogybę. Taip pat esame girdėję nauja pasaulio tvarka, tokį išsireiškimą, deep state, valstybė valstybėse, kaip yra giluminė ta valstybė. Tai tie fragmentai išeina iš tos visos to viso blogio, bet jinai, ta visa sistema dar savęs nepaskleidė, neatskleidė savęs. Kas yra žvėries ženklas? Žvėries ženklas tai yra sekmadienio garbinimas. Žemės istorija, Dievas, kaip ir minėjau, kūrė pasaulį 6 dienas, 7 dieną palaimino. Tai yra ne sekmadienis, o tai yra šeštadienis. Sekmadienis Dievo savaitėje buvo pirma savaitės diena. Paskui istorijos tėkmėje Romos popiežija pakeitė kalendorių. Ir pirma savaitės diena tapo 7 savaitės diena, o 7 savaitės diena tikroji tapo 6 savaitės diena. Jie tai padarė. Tam, kad žmonės nešvęstų Dievo šventės, Dievo dienos, negarbintų kūrėjo ir jo kūrinijos, o būtent pagarbintų Romos popiežijo. Nes būtent sekmadienio garbinimas yra Romos popiežijos valdžios ženklas. Ir kas ateina į bažnyčią garbinti Dievo sekmadienį, tas garbina ne Dievą, jisai atiduoda pagarbą Romos popiežiui. Kas yra žvėris, tai yra Romos popiežius. Reiškia, žvėries atvaizdas vers žmonės garbinti būtent Romos popiežių ir sekmadienis kaip jo valdžios ženklą. Dar yra svarbu paminėti, kad pats žvėries ženklas, jisai save atskleis būtent Amerikoje per protestantų, su protestantų vėliava. Kodėl? Nes, kaip skelbė antras angelas, kad krito didžioji Babelė, kuri savo paleistuvingų įniršio vynu, tai reiškia klaidingų mokymų apgirdė visas tautas, būtent kovojas protestantizmas su Romos katalikybė, su ta visa Romos popiežija, to viso klaidingų, reiškia, mokymų, būtent mūsų laike sudarė sąjungą su Romos popiežija ir tapo Romos popiežijos atvaizdu. Tas protestantizmas, kuris 1260 metų kovojo, pasirašė po visomis klaidingomis Romos katalikų bažnyčios doktrinomis ir tapo Romos popiežijos atvaizdu Amerikoje ir visam protestantų pasaulyje. Tai žvėries atvaizdas yra būtent ta sistema, kuri ir politinė, religinė, ekonominė, kuri dar savęs neatskleidė, bet atskleisina Amerikoje, įvedusi, kadangi Amerika yra laisva šalis ir ten yra žmogaus pasirinkimo teisė, bus įvestas sekmadienio garbinimas, priverstinis ir pasirinkimo teisės čia nebus. Pasirinkimo visada teisė bus, bet už tai bus baudžiama, jeigu tu nepagarbinsi, nepriimsi to įstatymo. Tai čia bus būtent žvėries atvaizdas, žvėries ženklas ir pats žvėris Romos popiežius. Visi sistema vers garbinti Romos popiežių ir visą tą religinę sistemą. Kas priims, tas turės sugerti Dievo įniršį. Ir dabar noriu paskelbti kito angelo žinią. Skaitysiu Apreiškimo
Jonui 18 skyrių, nuo 1 iki 3 eilutės. Paskui aš išvydau kitą angelą, nužengiantį iš dangaus ir turintį didžią galybę. Žemė nušvito nuo jo skaistumo, o jis šaukė skambiu balsu: krito, krito didžioji Babelė. Ji pavirto demonų buveinę, visų netyrųjų dvasių pastogę, visokių nešvarių ir nekenčiamų paukščių landynę. Mat jos ištvirkimo vynu nusigėrė visos tautos, žemės karaliai su jie ištvirkavo, o žemės pirkliai pralobo iš nežabotos jos prabangos. Tai yra kito angelo žinia, kuri patvirtino antrojo angelo žinią, kad krito religinė sistema pasaulyje, kuri nebesivadovauja Dievo žodžiu. Ir toliau čia yra dar parašoma, kad jį pavirto demonų buveinę, visų netyrųjų dvasių pastogę. Tai taip ir galite suprasti, nes visai šitai sistemai vadovauja demonų dvasios. Visokių nešvarių nekenčiamų paukščių landynė, ten suėjo visas pasaulio purvas, visos pasaulio blogybės. Į tą visą sistemą yra suėjusios ir mes tai matome, kaip yra niekinama šeimos samprata ir visa kita. Mes tai matome, jaučiame, bet dar kol kas nesuprantame, nes ta visa sistema jinai savęs neatskleidė. Bet kaip ir minėjau, jinai atsiskleis Amerikoje, kada bus po protestantų vėliava, bus įvestas įstatymų patvirtintas sekmadienio garbinimas. Ir kas garbins sekmadienį, priims visą tą sistemą, gers Dievo įniršį. Ir čia dar toliau parašoma, kas sakoma, mat jos ištvirkimo vynu, tai reiškia to klaidingų mokymų, nusigėrė visos tautos. Tai taip ir yra, visas pasaulis yra paklydime, nesivadovauja Dievo žodžiu. Žemės karaliai su jie ištvirkavo, reiškia, valstybių vadovai sudarė sąjungą, viską darė, kad ta visa klaidinga žinia pasklistų visame pasaulyje, kiekviena šalis padarė savo įdirbį. Ir taip pat žemės pirkliai pralobo iš nežabotos jos prabangos. Tai praneša, kad būtent šioje sistemoje yra visi bankai, visi finansai, visa finansinė struktūra ir būtent verslas lobsta iš tos visos sistemos. Sukūriamos tam ir visokios šventės, kad uždirbti daug pinigų. Ir visa sistema yra padaryta taip, kad Dievo žodis paverstas fabriku, kuris uždirba pinigus, arba ten supermarketų. Tai vat, visa šita sistema. Ir čia reikia labai svarbu vis kiekvienam susimastyti, nes tai yra dvi žinios tokios pačios. Tai Dievas 2 kartus mums praneša apie tą dalyką. Reikia kiekvienam susimastyti, kas yra ne taip. Kodėl aš sakau, kad šeštadienis yra 7 diena, o aš ateinu į bažnyčią ir ten sekmadienis yra 7 diena. Reikia patiems pabandyti jums išsiaiškinti, kaip čia taip yra. Kur tas yra šuo pakastas, ne? Kiekvienas turit suprasti, nes tai jūsų gyvybės ir mirties klausimas. Jūs stovėsite prieš Dievą ir turėsite atsakyti. Kiekvienas mes stovėsim prieš Dievą ir turėsim atsakyti. Tai vat, šiandien šią žinią baigiu. Kitą šeštadienį, Dievo palaimintą dieną, skelbsiu balsą iš dangaus, kuris pasakys žmonėms, ką reikia daryti, ir taip pat paskelbs ekonominį šios visos sistemos griūtį. Jis įvyks. Bus ekonominis ir politinis griuvimas visos šitos sistemos. Tai vat, būkite Dievo artume, džiaukite šią dieną, o mes susitiksime kitą šeštadienį, Dievo palaimintą dieną, balsas iš dangaus. Iki susitikimo. Visi. Iki.